Tai treneri, sakykit, kas nutiko, jog jūsų komanda antroje rungtynių pusėje sustojo? Tai kad mes ir pirmoje nežaidėm toj pusėje, nežaidėm nei pirmoje, nei antroje, čia turbūt prasčiausios sezono rungtynės, net nežinau, kas atsitiko, reiks šnekėti, kas čia atsitiko, nes jeigu mes, sakykim, šito miesto lygoje žaisdami darom per rungtynės 17-18 kažkokių klaidų, tai dabar po 2 kėlinių buvom padarę 14 klaidų, tai su 30 klaidų per rungtynės išlošti ir su tokiu pataikymu, kada nei iš po krepšio negalime mesti iš niekur. Nu, ne rungtynės, o košmaras, taip galiu įvardinti šitą mūsų krepšinį šiandien. O visgi kokios priežastys, vaikinų nusiteikimas ar kokios? Čia greičiausiai buvo vaikinų nusitarimas, kažkoks atsipaldavimas, treniruotėse taip jau mažiau buvo susirinkę, čia gal tie geri orai kažkaip. Nu ir to pasakoju, toks kažkoks atsipaldavimas, baigėsi mūsų čempionatas moksleivių ir toks viskį pasijuto matyti. Toks atsipaldavimas ir tuo pasakoju taip ir žaidžiam. Kokius tikslus keliate savo komandoje šiame likusiame čempionate? Ja, norėtųsi jau užimti prizinėm, aš tam antram šešetuke, toje antroje lygoje aš pradžioje jokių tikslų nekėliau, bet pasižiūrėjom, kad vis dėlto galim būti prizininkais, tai ir norėtųsi jais tapti. Supratau, ačiū. Andriau, sveikinimai su pergalė ir sakyk, kas lėmė jūsų komandos pergalę? Manau, pagrindinis akcentas buvo gynyba, nes kaip gynėmės nuo pat pradžių, mažai prasileidom taškų ir, ką žinau, gal ir tai lėmė, kad mes... Jūsų oponentai palūžo, vadinkim, po 2 kėlinių, galbūt per antroje rungtynių pusėje, sakykit, ką pakeitėt? Keistai nieko nekeitėm, tik tai, kad gal jie pavargo jau nuo tos mūsų gynybos ir šiaip nežinau, ten nieko nekeitėm, žaidėm nuo pat pradžių, taip pat ir bandėm išlaikyti iki pat galų tą savo žaidimą. Žaidimų sporto mokyklos antroji komanda su jumis susitiko jau antrąjį kartą ir sakyk, palygink šias 2 rungtynės, tavo nuomonė. Aš asmeniškai nebuvau praeitose varžybose, tai žinokit, labai sunku kažką pasakyti, nebent iš rezultatų, tai kiek žinau laimėjome, bet daugiau nieko negaliu pasakyti. Sakyk, kokie Timakos tikslai B divizione? Ką žinau, bandysim laimėti taurę. Dėkoju. Tomai, sveikinimai su pergalė, liūdinavo, vadinkim, derbis, ar neįvyko visai neseniai, ir kokios įspūdžiai, kokios mintys po rungtynių? Įspūdžiai geri, iš tikrųjų, tikėjomės, ruošėsi komanda pergalė, nežinojom, kad šitos varžybos garantuoja patekimą į finalo 4, tai iš tikrųjų pasistengė vyrai tikrai, nors nepilnos sudėties, bet laimėjo iš tikrųjų. Kas lėmė, kaip manai, šią pergalę? Nežinau, gal iš tikrųjų gynyba ir pataikyti mūsų ten tie tritaškai metimai. Gerai Povilas sužaidė, sumėtė tos tritaškas ir viskas. Sakyk, lyginant pirmąją akistatą prieš Liudinavo komandą ir dabar, kokių įžvelgi skirtumų? Abi dvi dvikovos buvo sunkios iš tikrųjų, bet nežinau, gal žaidėjai, gal dabar Liudinavo buvo netaip gal nusiteikę, iš tikrųjų turėjo pilną suolą, bet mažai aikšteliai žaidė pagrindinė 6 gal žaidėjai, gal dėl to buvo problema. O sakyk, kaip įsijungė į komandos naujokai, Klaidas Šaipalas ir kitas naujokas? Klaidas įsijungė, bet jam trūksta dar truputėlį žaidybinės praktikos, nežinau kaip kas yra, o naujas tas žaidėjas gavo traumą, tai taip, kad daugiau nebepasirodys. Supratau, sakykit, su kokio mintimis žengsite į finalinį ketvirtą ar kokiais tikslais? Iš tikrųjų norėtųsi, kad ir pirmas sezonas, bet norėtume iš tikrųjų medalių, kokios spalvos jisai bus, tai parodys, kaip vyrai bus nusiteikę žaisti. Sakykit, motyvacija prieš finalinį ketvirtą, kokią turite? Motyvacija buvo geriau pasirodyti iš tikrųjų, kautis dėl kiekvieno kamuolio ir kiekvieno taško. Gerai, ačiū.